ką tai prašiau, nu kada tu ten nereikia, mama, nei žmona, niekas. Čia daug vaidžių negali. Ar paaiškinti tą dalyką pas save ten kontorai Klaipėdoj? Įrašai ištrinti, dar kad sakau. Klaipėdoj bus pradėti. Rūčius. Policija. Pone Andriu Kaveckai, dabar rugsėjo 16-ąją jūsų teismas, Plungės apylinkės teisme. Taip? Kuo jūs kaltinimas? Jūs kaltinamasis ar įtariamasis? Aš esu kaltinamasis. Kaltinamasis, taip. Ir kuo jūs kaltina? Čia prokurorai iškėlė, Plungės prokurorai iškėlė jums baudžiamą bylą. Dėl ko? Aš esu kaltinamas organizuotus nusikalstamos grupuotės organizavimu su tikslu išprievartauti. Ar išžaginti, dabar tiksliai neatsimenu, ten, žinot, to parašymų, bet esmė yra tokia. Ir dar kažkokiu, ar čia tik tai vienas išžaginti, ar... Na, aš tikrai neatsimenu, reiškia, to kaltinamojo akto, bet tikrai ten, man atrodo, kad tai yra pats stambiausias, kas ten yra, reiškia, man kaip, žodžiu, inkriminuojama. Bet čia ne tik skatinimas įžaginti, ir dar yra kai kurių momentų, taip? Ten turėtų būti pagal viską dar ir su tikslu apiplėšti, namą liktai padegti, ar ką ten tokio tipo, reiškia, kaltinimai yra. Žodžiu, ne vienas, o keli... Kaip organizatorius, aš taip, ir kaip keli, reiškia, inkriminuojami tie dalykai. Ir jūsų kaltinimas to, kad jūs neva organizavo, taip? Taip, reiškia, aš esu kaip organizuotus nusikalstamus grupuotės organizatorius, o tokiems dalykams padaryti. O ta grupuotė turėjo išžaginti, sudeginti, apiplėšti? Nu, tai va, taip, kažkas panašaus, va ten tai yra. Ir būtent, va sakau, tas yra tiksliai, aš tiksliai tą atsimenu, kad yra išžaginimas, būtent pabrėžtas išžaginimas ir kad aš esu, reiškia, nusikalstamos grupuotės organizatorius. O ką išžaginti reikia jūsų oponento dukrą? Taip. O tas oponentas, kas jis yra? Namo pirmininkas. Alvydas Meištininkas, reiškia, jo dukra. Čia yra Plungėje, taip? Taip. Jūs gyvenate Plungėje tam pačiam name? Taip. O kokia gatvė? Jūcio 24 namas. 24. Jūs ten seniai gyvenat? 5 metai. 5 metai. Ir ponas pirmininkas ten gyvena, taip? Ponas pirmininkas gyvena kokie 15 gal ar kiek metų. Aha, jūs vėliau, taip? Taip, aš daug vėliau. Dabar kuo remiasi prokurorai, mesdami jums tokius kaltinimus? Na, prokurorai pasirėmė mano to buvusio studento Ilgino, reiškia, Pavelo Ilgino, tuo įrašu, kuriuo apie ką aš minėjau. Tai va tokia istorija. Tai tie įrašai, dabar truputį priminkit, kaip tie įrašai buvo padaryti, kokiu būdu? Pirmas, reiškia, tas kovo 31 dieną. Šių metų, taip? Taip, šių metų kovo 31 dieną, tas įrašas, reiškia, aš prašiau, sakau, man nesvarbu, kokiais būdais jūs tą atliksite. Tai reiškia, paskui dar po savaitės pats Ilinas vėl pasakė, sako, susitinkam, reiškia, ir vat balandžio 7 dieną jisai tą įrašą jau, reiškia, jisai padarė tą vadinamą slaptą įrašą. Jums nepasakė, kad įrašinėja jūsų pokalbį? Jisai pats nepasakė, bet aš tikrai asmeniškai pats mačiau ir taip, ir jaučiau ir mačiau, kad tai yra įrašoma į jo tą telefoną vadinamą. Va, o paskui jau, reiškia, berods prieš Velykas balandžio ar tai 22 dieną ar 21 dieną, reiškia, taip šių metų. Nuo to mūsų pirmojo kovo 31 dieną, nuo to mūsų pirmojo pokalbio, kada jisai pasakė, reiškia, kad tai ne rezonansas, ką tu ten teisme pasakei, kad ar nusišaut man pačiam, reiškia, kad niekas netyria mano tų visų reikalų iš esmės, tik tai yra vienašališkai tos bylos formuojamos. Tai reiškia, tai buvo ta vadinama, balandžio 22 dieną jo paties rekomendacija
kad aš sugalvočiau, reiškia, tą butaforinį rezonansą, kaip ten atseit viskas turėtų būti, pagal jo tą vienu žodžiu pasakymą. Tai vat ir važiavau per Plungę su juo kartu, reiškia, su mašina savo, ir liktai neva rodžia, vat, pagal jo tą diskusiją, reiškia, jisai pastoviai, reiškia, kaip ir provokavo, kaip ir primindavo, ką po ko kaip daryti, tai vat, tiesiog vat, tas ir gavusi toks vadinamas tas įrašas, ir kurio prokuratūra galutinai pasirėmė ir suformavo man tą bylą. Bet jūs juk neprašėt, ne jūs ieškojot Iljino, o Iljinas jūs ieškojo, taip? Taip, Iljinas manęs visą laiką ieškojo ir jisai, kaip sakyt, aš tik tai... Atkakliai ieškojo? Taip, aš sakau, tas buvo, pasikartosiu, gal atsakau, sausio 20 ar 21 dieną atėjo SMS-as į mano telefoną, kad reiškia, jis pasikeitė. Šiais metais. Taip, šių metų. O paskui vasaris, kovas, tai kokius, sakau, 5-6 kartus, tai buvo ištisas iš jo pusės noras susitikti su manim. Vat. Ir aš tikrai tikėjau, kad tai yra dėl tų mūsų bendrijos reikalų. Tai vat, reiškia, Bet jis tiksliai nepasakė, dėl kokių reikalų nori susitikti? Ne, tik tai aš tikėjau, sakau, kad tai mes vat, iš pokalbių, kaip sakyt, vat, iš pokalbių išėjo kalba, kad aš sakau, vat, vienu žodžiu yra tokia problema, sakau, patys matyti jau žinot viską, nes tikrai jau ten buvo, ne pirmi metai tas reikalas visas. Ir taip ir išėjo, kad, žodžiu, butaforija tokia, pasakė, kad reikia, jeigu nori rezonansų, kad mes čia tavim susidomėtumėm, tai reikia to butaforinio rezonanso, apie tos minimus nusikaltimus, kas ir yra man suformuota dabar tai. Bet jūs pats asmeniškai juk neprašyt, nei išprievartaut, nei nužudyti, nei sudeginti. Tikrai ne. Čia jis taip vis siūlė tokius variantus, taip? Taip. Tai va tie, reiškia, neva bus labai tokie rezonansiniai dalykai, kuriais mes, reiškia, aš taip supratau, kai jisai sakė mes, tai kad ir yra policijos, reiškia, pareigūnai. Tai va tas va toks yra atsakymas. Reiškia, vienas dalykas labai svarbus. Jūs neieškoti Iljino, Iljinas jūs ieškojo. Taip. Jūs pats apie nužudimus, sudeginimus, prievartavimus nieko nekalbėjote? Ne, tikrai ne. Nieko neieškojot? Tikrai ne. Ir pinigų nesiūlėt niekam? Nesąmonė, tikrai. O visą tai, kas siūlė? Pats Iljinas, nes jisai akcentavo, kad tai, va, tas rezonansas reiškia, va, tokio tipo reiškia, galėtų būti tas rezonansas, kad mes tavim susidomėtume. Va, visas atsakymas. Aha. Ir dabar po šitų jūsų susitikimų, kada jūs sužinojot, kad jums iškelta baudžiamoji byla, kaip ten ikiteisminis tyrimas? Balandžio 27 dieną. Balandžio 27 dieną mane sulaikė. Kur ir kaip? Plungėje. Plungėje, taip. Ir kas sulaikė? Atėjo, kas įdomiausia, kad atėjo pažįstamas kriminalistas tiesiog. Į butą ir pasakė, kad mes tavęs laukiam policijoje šiandien, iš ryto, reiškia. Na ir aš ir atėjau. Ir viskas. O jis paaiškino, kodėl, kaip? Ne, nieko neaiškino, tiesiog pasakė, mes laukiam tavęs ir tiek. Aš atėjau ir žodžiu, aš nuo pat pirmos minutės, sakykime, kada man, reiškia, pasakė, kuo aš esu kaltinamas, reiškia, kad va tokiais dalykais, aš nuo pat pirmos minutės pasakiau, bet tiesiog manęs niekas neklausė. Kad aš sakau, visa širdim, visa savo esybė, tikėjau, jaučiau, mačiau tos procesus, kaip kas vyksta, kad tai yra, reiškia, dėl, sakykime, slaptas va tas vadinamas tyrimas, va dėl tų visų reikalų. Ir jums pareiškė kaltinimus? Pareiškė kaltinimus, kad aš neva esu organizuotos grupuotės, reiškia, iniciatorius, su tikslu išprievartauti mano to oponento dukrą. Tai dabar jums pareiškė kaltinimus, kokie toliau buvo jūsų veiksmai? Jūs ieškojate advokato, kaip gintis? Aš neieškojau, nes aš tikrai, net minties tokios nebuvo, kad ta byla pasisuks absoliučiai visiškai prieš mane. Tai aš to net sapnuot negalėjau sapnuot, nes tikrai visą širdim tikėjau, kad tai yra policijos žmonės, kurie, reiškia, pradės kažkokiais slaptais būdais
tirti ten mūsų tos bendrijos reikalus, kas ten iš tikrųjų vyksta. Nu, va, ir tiek. Tai aš daugiau sakau, net neįsivaizduoju, ką galim pridurti. Jūs visiškai teisus, jūs taip manote ir esate įsitikinę, ir užtat jūs manėt, kad jums nereikia advokatų? Taip, dėl to, kad aš sakau, aš nemačiau dėl kokios priežasties aš turėčiau samdyti advokatą, nes aš sakiau, nuo pat pirmos apklausos minutės pasakiau, kad tai yra, tikėjau, kad Iljinas viską tą daro, kaip reiškia, ar infiltruotas, ar kaip slaptas policijos žmogus dėl tų mūsų nesutarimų bendrijai. O jūs apie Pavelo Iljino praeitį žinojot, ką anksčiau žinojot, ką dabar žinot, kaip nekilo kai kurių įtarimų, abejonių? Na tai aš tik dabar, kada jau byla, sakykime, įsibėgėjo, aš tik tai dabar tai sužinojau, kas iš tikrųjų žmogus, koks jisai yra. Tai tokios ir tos detalės. Nes aš asmeniškai sakau, taigi man, jisai buvo studentas, kaip ir visi kiti, ir aš, kaip pasakyti, tai tiek, kad matot, jisai, sakau, tas toks jo šarmas toks įdomus, sakau, grinai kaip slapto policijos pareigūnų. Nes tokie dalykai, kaip, sakykime, ta kalba tokia eina, kaip grinai, sakau, kaip žmogus, kuris išmano teisę. O kaip jūs dabar galėtumėt pasakyti, rugsėjo 16 teismas, ar Plungė domisi šitą bylą, Plungės žiniasklaida rašo, ar pavyko, pavyzdžiui, apie savo konfliktą informuoti žiniasklaidą, ar žiniasklaida susidomėjo, gal kažkokie centriniai laikraščiai domėjosi, kaip jūs šitą temą paanalizuotumėt? Kol kas aš asmeniškai ir iš artimų žmonių, nieko neteko girdėti, kad Plungėj, sakykime, kažkas būtų užčiopta, bet aš kažkaip irgi sakau, širdim jaučiu, kad rytoj teisme turėtų tikrai kažkas vis tiek, bent vienas žurnalistas iš Plungės žiniasklaidos vis tiek turėtų būti. Nes tai yra, žinot, vis tiek, neeilinė byla, aš taip įsivaizduoju. Tokių nužudimų, išžaginimų Plungėj juk ne kasdien? Tikrai, kad ne. Aš atvirai pasakius, aš niekada gyvenime nesidomiu ir nesidomėjau absoliučiai jokiais kriminaliniais dalykais. Tiesiog man yra per daug svetima tema, kad aš bent jau, sakykime, ausies krašteliu kažką konkrečiai norėčiau domėtis arba kažkiek specialiai žiūrėčiau, ar ten televizijas, ar laikraščių skaityčiau, kur yra ten tie visi kriminalai surašyti. Man tiesiog, žinot, gyvenimo filosofija arba gyvenimo vertybės yra ne toj vietoj sudėstytos ir principas yra visai kitoks gyvenimo mano. Nes teisėsauga man tikrai yra, sakykime taip, absoliučiai iš principo nežinomas dalykas. Tiek, kiek minimaliai esi susidūręs, tik ir tiek. Norėčiau pasidomėti, kasgi įvyko šių metų gegužės 31 dieną. Įdomus dalykas iš tikrųjų. Kas juokingiausia, kad esmė yra tokia, kad būtent pas mus name, mano gilių įsitikinimų, būtent ten yra suformuota senai prieš mane organizuota nusikalstama grupuotė, kuri eina per mano tą oponentą, per jo sūnų. Nes ten gyvena, dabar bijau pameluoti kiek, kokie 2-3 vaikinukai, kokie 20-mečiai ar 19-mečiai. Vienas gyvena 16 ar 15 ar 17 metų, suprantat, jie ištisai, suprantat, esmė paprasta, gegužės 31 dieną. Aš grįžtu su mažamečia dukra, nešu vežimėlį. Tarp 2-3 aukšto mane užpuola tie 2 namų gyventojai. Paaugliai. Taip, arba jaunuoliai jau galima sakyti. Tai įsivaizduokit, aš su dukra, aš dukrą saugodamas, kad neišverstų jos iš vežimėlio, esu tiesiog apspardomas. Suprantat, kur yra juokingiausias dalykas, kad aš iš tikrųjų galiu už save pastovėti. Jūs sportininkas juk. Taip, aš esu sportavęs, aš tikrai, man patinka žmogaus judėjimo arba judesių galimybės.
man įdomu, paprasčiausiai yra toks, na, netgi terminas, ne sporto moksle, arba kovų menų moksle, tai yra fight science. Yra netgi, sakau, ištisos ten technologijos. Jūsų žodžiu galėjot apsiginti laisvai. Tikrai patikėkit, aš tą galiu padaryti. Bet jūs bijojot ko? Aš bijojau paprasčiausia, kad vėl, kaip ir šita byla, kad apsisuko prieš mane, taip ir ten, kad būtų apsukta prieš mane, nes aš neva, reiškia, juos sumušiau. Ir užpuolėt, išprovokavot, sumušėt. Taip. Tai yra, kas įdomiausia, kad aš sakau, pirmą kartą gyvenime, aš sakau, tokio dalyko nesu niekada daręs, bet aš pasėmiau abdukciją. Ir yra aiškiai teismo medicinos ekspertizės nustatyta, kad tai yra lengvas kūno sužalojimas. Jūs kreipėtės į medicinos tarnybas ir nustatėte. O į policiją kreipėtės? Taip, aš parašiau visus pareiškimus į Plungės policiją, į prokuratūrą parašiau. Plungės. Taip, ir visi viską atmetė, nes labai aiškiai pasakė, nuo pat pirmo karto, kad tai nėra visuomeninės reikšmės įvykis. Suprantate, tai aš tada ir klausiu. Jeigu tai nėra visuomeninės reikšmės įvykis, ką man reikėjo tada padaryti? Tai ką man reikėjo dukros nesaugot, reikėjo man būtinai ginti panaudot, o ką žinau, gal būtų išvertę iš vežimėlių mano dukrą iš 3 aukšto. Tai tada būtų, reiškia, jau buvę, suprantat, visuomeninis reikšmės įvykis. O tie, kurie jūs spardė, jums žinomi? Taip, jie mūsų name gyvena, jie mūsų laiptinėje gyvena. Jūsų kaimynai, taip? Taip. Jūs pavardės vardus nurodė? Taip, viską žinau aš. Ir parašyt policijai. Ir viską parašiau tikrai su išsamiu, su detaliu paaiškinimu, visą kitą, viskas yra atmesta. Viskas atmesta. Taip. Ir suprantate, tai čia yra, sakau, principas toks, mane išprovokuot muštynėm, kad prikabinti prie tos bylos tos visus procesus. Aš taip įsivaizduoju. Nes tai, suprantat, per daug atsitiktinumų taip nebūna. Per daug jų yra. Tokių, kaip sakyti, vienas po kito sekančių. Aš nesu, nei sakau. O jūs tuo metu blaivas buvote? Aišku, taigi aš sakau, su mažamečia dukra visą laiką pastoviai einu pasivaikščioti. Tai vežimėlė, dukra sėdėjai, suprantat, parsinešiau aš su visų vežimėliu. Tai jums o jūs turite duomenų, policija tuos vaikinus apklausė ar ne? Žinokit, aš atvirai pasakius nesidomėjau, nes aš žinojau iškart sprendimą. Tai yra eilinis kartas labai, sakykim taip, lakoniškai atsakyta. Ir viskas. Mandagiai pasakyta. Taip. Tai čia yra, sakau, antrasis kartas iš tikrųjų. Aš neturiu ką slėpti, net neįsivaizduoju, kaip toliau ką pasakyti, nes tai yra tiesiog atmeta į viskas. Tai čia tiek ir žinių. Pone Andriu Kaveckai, jūsų oponentas, tas dabartinis bendrijos pirmininkas, namo bendrijos pirmininkas, ką jums yra sakęs? Žinot, juokingiausia yra tai, kad aš labai senai sakiau ir daug kartų kartojau, man nieko kito nelieka, kaip tik nešiotis videokamerą tam, kad aš turėčiau ką įrodyti. Deja, aš neturiu dabar įrodymų, bet esmė tokia, kad jisai labai senai, praktiškai nuo mūsų konflikto pradžios, prieš 4 metus, labai aiškiai pasakė, tu zuikeli nežinai, su kuo susidėjai, tu nežinai, kas tavęs laukia. Mes tavęs užlugdysim, mes tave išmesim iš darbo, mes tave iškeldinsim iš buto ir taip toliau, ir taip toliau. Va tokie panašus dalykai. Tai ir buvo ne vieną kartą sakyta, tik tai tiek atsakau. Jiems yra pliusas didžiulis, kad aš niekada nesinaudojau tą technologiją. Video medžią, reiškia, ar video kamerą, ar kažkokią slaptą kamerą, kad aš pastoviai tą nešiočiausi ir kad įrašinėčiau. Kad jie mane dažnai sekė su kamerom, tai yra faktas. Nes jeigu jie turi garbės, orumų ir sąžinės, jie pristatys visas tas medžiagas, ką jie turi nufilmavę. Suprantat, tai nėra tai vienadienis įvykis. Tai yra pastoviai man tą buvo šnekėję jie, aš nežinau kiek kartų. O tuos žodžius kokiuose vietose jis jums yra sakęs? Laiptiniai, susirinkime, kieme, gatvėje, kur? Mes dažniausiai, kada prasilenkdami vienas ant vieno, ar laiptiniai, ar kažkur prie šiukšliadėžių, sakykime, net ten, kur mes išmetam šiukšlės, tai tokie dalykai, taip yra pastoviai.
laiptinės prieigose, prie šiukšliadėžių, tai vat, ten, kur yra mūsų to namo, sakykime, teritorija. Pone Andriau Kareckai, o jūs esat gavęs nuo moters antaus? Na, jeigu taip simboliškai sakyti, tai esu gavęs, bet žinot, tas antaus jis yra toks įdomus iš tikrųjų. O kada, kaip čia ir nuo ko? Jo, juokas per ašaras iš tikrųjų, bet esmė tokia, kada buvo namo bendrijos susirinkimas, dabar tiksli data, ko gero, būtų 2009 metai sausio 19, jeigu aš neklystu. Namo pirmininko žmona, kas juokingiausia, kad pedagogė, menininkė. Kada aš turėjau video kamerą, kaip aš prieš tai minėjau, kad man nieko kito nelieka, kaip laikas nuo laiko pasiimti video kamerą ir įrodyti, kas iš tikrųjų vyksta. Tai aš befilmuodamas... Tą susirinkimą, taip? Taip, befilmuodamas susirinkimą ir pradėjęs filmuoti meištininko žmoną, jinai man iš dokumentų sektuvų tiesiog smogė į veidą. Aš, žinot, kaip gerai, kad tolėliau šiek tiek stovėjau, tai veidą spėjau atitraukti, kamera buvo vietoj, tai vat visas ir antausis. Būčiau nesuragavęs, būčiau gavęs, tikrai būčiau gavęs į veidą. Tai žinot, žemą iš tikrųjų tą, kaip sakyt, daryt, bet kas juokingiausia, kad, O kas labiausiai juos, tą kitą pusę jūsų oponentus nervavo, tai kad jūs filmuojat? Gal mano giliu įsitikinimu ne tai, kad filmavau, bet tai, kad aš ieškojau tikrosios tiesos nuo pat pradžių, nuo mūsų tų konfliktų. Ir dar kartą noriu pabrėžti, aš nežinau, kaip tai yra traktuojama, bet esmė, niekada gyvenime tokių dalykų, kaip dabar man yra iškelta byla, aš absoliučiai nesu niekada sugalvojęs ir niekada nesugalvosiu pats. Tai yra tiesiog ne mano, nesakykim taip, ne mano asmenybės, kažkokie ar akcentai gyvenime, ar detalės, tai yra paprasčiausiai neįmanoma. O tada, kai vyko tas konfliktas, tai buvo daug žmonių matė šitą? Žinot, aš tai pasakysiu, ne kiekvienas aklas mato, arba nemato tie, kurie nenori nieko matyti. Bet salėje buvo 10-20 žmonių. Ten mūsų laiptiniai, tada buvo susirinkimas tas, ten laiptiniai buvo kokia, gal 20 žmonių, gal 22 kaimynai buvo, gal 19, aš tiksliai neatsimenu. O kaip kiti reagavo? Nieko, jie suprantat kaip, tai nieko neįvyko. Tai žinot, kada ant manęs jau buvo kaip ant atpirkimo ožio viskas sukabinta, visi ėjo prieš mane, nes taip jau buvo nuteikti namų bendrijos to naujojo pirmininko meištininko, tai žinot, nieko nustabaus, kad jo žmona voštelėjo man, niekas liktai nieko nematė. Tai va, tokia istorija. O jūs kaip elgėtės? Nieko, aš nesipriešinot, nieko, ką jūs juokaujate. Neskėlėt atgal, elgėtės džentelmeniškai, taip? Ne, tikrai. Tai yra, sakau, nesąmonė, suprantat. Taigi, netgi aš sakau, savo medžiagoj, taigi viską turiu, suprantat. O kada tave nori išprovokuoti, tiek metų įsivaizduokit, tai jiems nieko kito nelieka, kaip tik sugalvoti va tokio tipo bylą. Aš taip įsivaizduoju. Dar kas juokingiausia, kad man, gal mano per laki fantazija, bet aš kažkaip giliai esu tikras, kad, tas pats Iljinas kažkaip gali būti susijęs su tuo mūsų meištininku, su mano oponentu. Aš nežinau kaip. Aš neturiu galių įrodyti to, suprantat, bet tai, tai neatsitinka šiaip savo. Aš dėl to įsakau, pasikartosiu. Tai yra per daug sutapimų. Taip, o iš kur, Pavelas Iljinas, čia labai įdomus klausimas, sužinojo apie jūsų nesutarimų su ponu meištininku? Aš pasikartodamas vėl galiu pasakyti, kad tuos nuo šių metų, sakykime, vasario mėnesio, aš jaučiau, kad aš esu stebimas. Ir paskui, kada Iljinas, reiškia, pastoviai su manim norėdavo susisiekti, aš tikrai tikėjau, kad tai yra dėl tų bendrijos reikalų, nes aš kada su juo susitikau, aš taip ir pasakiau, sakau, aš tikiuosi, kad tai yra dėl mūsų tos bendrijos reikalų.
ir reikia kažkaip, tą bylą išspręsti, kad tikrai, kad pradėtų domėtis iš esmės teisėsauga, kas vyksta. O ne taip, kad Kaveckas visur visada yra kaltas, nes jisai yra šiek tiek kitokio mąstymo žmogus, kaip stereotipas, aš taip grubiai sakau. Aš tikrai manau, sakau, vertybės yra kitokios, gyvenimo filosofija yra kitokia, tai aš sakau, aš savo sielų širdies aš negaliu padėti ant stalo, kad mane ten, taip, kad išanalizuotų tą, ką aš iš tikrųjų jaučiu, kokie mano yra gyvenimo tikslai. Tai va tiek būtų. Ar tiesa, kad per pastaruosius keletą mėnesių ar čia metus buvo pavogtos 2 mašinos, 2 automobiliai jūsų? Taip, tai tiesa. O kada čia buvo, šiais metais, praeitais metais? Aš žinokit, atvirai pasakius, nedatų neatsimenu. Prieš porą metų, praeitais metais. Tai yra, suprantat, kur yra įdomus dalykas, kada su kitais kaimynais šneki, su kuriais normaliai bendrauji. Jie visi tą dalyką žino. Ir visi labai aiškiai tą patį pakartoja. Sako, tau nieko kito čia nėra kaip tik kerštas. Už tai, dėl ko tu kovoji. Tai yra dėl tų tikrųjų tiesų, kas vyksta arba kas vyko bendryje. Suprantat, ir kada aš, sakykim taip, aš vėl, jeigu labai taip grubiais tokiais faktais, tokiais kaip rezonansiniais galbūt, tai jeigu sumušimas yra, jeigu yra pavogtos 2 mašinos, jeigu yra badomos mašinos padangos, jeigu yra badomos netgi vaiko vežimėlio padangos, tai atsiprašau, klausykit, tai tiek sutapimų per visą gyvenimą aš važinėjau 25 metus su mašina. Aš niekada nesu užsirovęs, sakykim, ant vinių. O dabar per pastaruosius metus, čia tiek, kiek stoviu kieme, pastovi yra padangos pradurtos. Žinot, tai yra juokinga. O net vaiko vežimėlio padangos buvo pradurtos? Taip, pradurtos. vaiko vežimėlio padangos kelis kartus yra buvusius pradurtos su ta špilka vadinama tokia, žinot, įdurta ir nulaužta. Tai suprantat, taigi, aš sakau, nieko kito man nelieka, kaip tik pačiam slaptą kamerą pakabinti, suprantat, arba pačiam vaikščioti su kamera. Tai žinot, aš netgi suprantat, kaip yra, aš netgi to nesureikšminu. Nes aš sakau, gyvenimas yra daug prasmingesnis, jis yra daug geresnis, gražesnis ir taip toliau, negu čia tom nesąmonėm tokiom užsiimt, suprantat. Tai aš sakau, aš neturiu ką pasakyti. Tiesiog, tai yra tik tai tiek, kad yra faktai, taip jie yra neįrašyti. Taip aš važiavau pats autoserviso darbuotojai, kuris keičia padangas. Gali ir jis tą patį paliudyti, suprantat. Tai žinot, bet tai vis tiek nieko nelėmė, nes tai nėra vis tiek faktinių įrodymų. Kas darė, kaip darė. O policija surado vagis? Žinot, yra juokingi irgi dalykai. Pirmosios mašinos vagystės. Bet jūs kreipėtės į policiją? Taip, aš kreipiausi, viskas yra tos antrosios mašinos vagystės. Po šiai dienai nėra nustatyta kas, o pirmoji mašinos vagystė tai yra juokingiausias dalykas. Vėl sakau, galima tą traktuoti, galima interpretuoti kaip norima, bet jeigu yra faktai. Dabar, reiškia, buvo atrastas neva vagis tos mano pirmosios mašinos, bet teisme jo kaip kaltės nebuvo įrodyta. Aš netgi teisme sakiau, kad jūs ne tą žmogų kaltinat vagystę. Tai yra organizuotos nusikalstamos grupuotės iniciatyva iš mano namo laiptinės tų vaikinukų. Klausimas, kurie ir per ką tą padarė. Bet matyt, teismui tai irgi pasirodė per daug sudėtinga. Jie ten man atrašė raštą, kad reiškia, jeigu aš noriu skūsti, aš galiu apskūsti tą sprendimą, bet aš vis tiek netgi jau tada nemačiau prasmės skūsti, nes aš žinojau vis tiek bet kokį atsakymą, kad tai bus mano nenaudai. Arba vienašališkas bylos kaip ir prieš tai, arba kaip po to buvo. O automobilį surado voktą ar ne? Ta voktą pirmąjį surado. Aš sakau, bet tai ten vėl. Aplaužytas, sugadintas? Jisai buvo paprasčiausiai sugadintas, aš jį bandžiau tvarkyti, bet pamačiau, kad ten tas remontas kainuos daugiau negu pati mašina, aš jį paprasčiausiai į laužyną išmečiau ir viskas. Ta pirmąjį, o to antrojo taip ir nerado po šiai dienai. Ir kaltininkų nėra? Ir kaltininkų nėra, nieko nėra, suprantat, ir taip tokia rutina, tokia, sakau, aš nežinau, kaip čia jau dabar tą pavadinti. Tai jeigu, aš sakau, jeigu interpretuot tą, kad aš, reiškia, dėl tokių dalykų
pats sugalvojau keršyti, vėl pasikartodamas gal pasakysiu, kad dėl tokių dalykų aš neva keršiju tokiais būdais, tokiais kaltinimais, nu, žinot, atsiprašau, tai čia aš nebematau iš viso apie ką bekalbėti.